Pirkdami Arko blokus įsigijate ypač kokybišką gaminį, kuris įvilktas į tvirtą, informatyvę bei blokus nuo aplinkos poveikio saugančią pakuotę. Arko blokams pakuotė naudojami tam tikro dydžio specialūs mediniai padėklai. Panaudotus padėklus galima grąžinti į gamyklą. Tik ant šių matmenų padėklų tinkamai ir tvirtai galima supakuoti visų rūšių Arko blokus. Ant vieno padėklo telpa 90 Arko M12, 75 Arko M15, 60 Arko M18, 45 Arko M24 blokai. Ant padėklo sukrauti blokai sutvirtinami specialia tvirtinimo juosta. Taip sutvirtinti blokai laikosi tvirtai juos perkraunant ar vežant į statybų aikštelę. Standumo visai pakuotei dar daugiau suteikia ši speciali termoplėvelė, kuri pakaitinus tampriai apspaudžia visą padėklą. Arko blokų pakuotę pažinsite iš šios išskirtinės ryškiai oranžinės spalvos. Plėvelė ne tik sutvirtina pakuotę, bet ir apsaugo blokus nuo aplinkos poveikio, lietaus, sniego, todėl blokai neįmirksta, žiemą ant blokų paviršiaus nesusidaro ledas. Plėvelė taip pat apsaugo ir nuo statybinių dulkių bei purvo. Blokus pakuotėje galima laikyti ir sandėlyje, ir atvirame ore ištisus metus. Iš tokių pakuočių Arko blokus galima mūryti bet kuriuo metų laiku. Jie bus visada švarūs, tinkamo drėgnumo. Prie blokų gerai prikibs mūro skiedinys arba klijai, o mūras bus tvirtas. Gamintojai nurodo, kad įpakuotus blokus galima sandėliuoti iki 1 metų. Visą informaciją apie Arko blokus galime sužinoti iš užrašo ant pakuotės. Duomenys užpurškiami aplinkos poveikiu visiškai atspariais nenusiplaunančiais dažais. Į ką reiktų atkreipti dėmesį šiame užraše? Pakuotės užraše nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, gaminio išmatavimai, kategorija, stiprio klasė. Taip pat nurodoma pagaminimo data, vidutinis stipris gniuždant, blokų skaičius pakuotėje ir pakuotės svoris. Pirkdami Arko blokus įsigijate ne tik tvirtą ir šiuolaikišką, bet ir patikimai supakuotą statybinę medžiagą.